Tai sveikas, Raimondai. Sveikas, Mantai. Galvojau, kaip čia tau įgelt, bet nežinau, kuris labiau kam įgelsim dabar, bet gali Raimondai paaiškinti, kodėl aš po vasario 21 dienos neturiu nuotraukos naujų čempionų svorio kategorijoje iki 77 kg. Nes tu mane užgrūzinti visada bandai. Užgrūzinti ir visada prieš mane statai. Tikrai visada? Kol neduodu grūzo, tai visada. Pamenu, kažkuria kova kovojau, laimėjau, bet tu ten irgi buvai pastatęs prieš mane. Paskui užgrūzinau, tada buvai už mane ir dabar buvai vėl prieš mane. Ai, tai dabar kaip ir viskas aišku, kitoj kovoje aš būsiu už tave. Dabar turėtum pagal seką, turėtum jau būti už mane. Diržo neatsinešė šiandien, aišku, ar ne? Nesinešioju. Ar aš taip ir neturėsiu su čempionu Krilavičium? Nesinešioju diržo. Ne taip man jau reikia visada šone. Mes esame apie tai kalbėję, praktiškai visai neseniai, ar ne? Bet tada galbūt dabar atrodo nelogiškas klausimas, kai aš užduodu klausimą, ar pakeis ką nors čempiono diržas, ar ne? Dabar galim drąsiai klausti, galiu drąsiai sakyti, ar pakeitė ką nors Raimondo Krilavičiaus gyvenime diržas, kurio Raimondas taip norėjo. Atsimeni, dar yra vienas interviu po KOK kovos su Gezijusu, kur tada tu sakai, kur mano diržas, ar ne? Tada nedavė tau tą diržą. Ne su Geziju kovojo, su kažkuo kitu kovojo. Aš laimėjau tada MMA Bushido diržą. Palauk, prieš Mineiro tada? Ne, Svens kažkoksai. Dieve, kaip pasakė, čia viskas sudėtingai. Nu, nesudėtingai, pavardės žmonių sudėtingai. Aš kovojau MMA Bushido turnyrį ir laimėjau su kroato kažkokiu berods. Ir irgi raidės Svensė kažkokiu pavardę, tai prieš jį laimėjau Bushido čempiono tą diržą. Ir nedavė. Tai todėl kabutės įrodo, kad nežinau, ar čempionas ten tapau ar netapau, bet ten nelabai ir svarbu. Bet po to atrodo tau reikėjo to diržo, tu labai norėjai UTMA čempiono diržo. Nu, ir kas dabar pasikeitė? Nieko. Bet to, kad praskelta kakta. Nieko nepasikeitė iš tikrųjų, tai nežinau. Ne aš ten nebuvo kažkokio labai... Net iš tikrųjų save prievartavau, kad džiaugčiausi tuo diržu. Žinai, taip, nu tu džiaugis. Ir nejau. Ir daug kas iš aplinkinių matė, sako, o kaip čia? Nu nėra to džiaugsmo. Nesuprantu. Visi gal taip natūraliai priėmė, ne? Toks, koks skirtumas, ar Raimis buvo be diržo ar su diržu? Vis tiek jis visą laiką buvo toks, na... Visi žinojom, kas yra Raimis, ar ne? Nu, gal tas toksai aš dabar galvoju, kad... Nežinau, bet absoliučiai tikrai niekas nepasikeitė. Apart dėl... Iš tikrųjų, kažkada Andrius Šipaila man pasakė, kaip man diržo nepadavė Bushido federacija. Sakau, kas pasikeistų, kad tu nuotrauką įsidėtum į Instagramą? Taip. Ir jis visiškai teisus buvo. Ir aš nieks neatsitiko, aš tiesiog nuotrauką įsidėjau į Instagramą. Ir niekas, tas diržas stovi ten į salę nuvežtas. Ai, ne, dabar mašinoj turiu. Ai, tai turi visgi diržą. Ne, nes į salę vežu. Ai, bet turi diržą. Jo. Tai žodžiu, bet nieko nepasikeitė, absoliučiai nieko, nuotrauką įsidėjau į Instagramą ir viskas, nulis. Ir sakau, followerių paaugo. Ne dėl to diržo paaugo tų followerių. Tikrai ne dėl diržo, tai ką pas mane, ne dėl diržo. Gerai, kiek paaugo followerių? Neskaičiuoju. Kiek turi followerių? Virš 30 000. Atskleisk man paslaptį, labai paprasta. Kažkada turbūt viskas prasidėjo nuo ten, nežinau, 1000 followerių, ne, 2000. Atsimenu, kaip pirmą intervą su tavim darėm, tai gal buvo kokį 600 followerių. Nu va, ai, tai čia aš tavo atnešiau. Juokauju. Galima, ne, tai galima. Ne, juokauju, pas mane tokia nuotaika šiandien, labai pajuokauti. 600 tada buvo. Jo, kai pirmą intervą atsimeni, ten kažkokią aikštelę važiavo. Kažkokią po pažeminį parkavimo aikštelę dar nuotraukas. Ar su dziudo rinktinės, man regis, tą aprangą? Taip, aš iš to legiono buvau pargrįžęs ne per seniausia. Tai va, tai jo, ten kažkas apie 600-700. Bet aš atsimenu, kiek man iki to intervo reikėjo su tavim dėrybų praeiti. Mes ilgai tarėmės dėl jo. Aš buvau naujas žmogus Vilniuje, man čia visko leikime buvo, gal dėl to. Neatsimenu šito detalės, bet atsimenu, kad tą sykį ten štukos aš neturėjau followerių. Ok, nu... Kažkada atėjo štuka, ar ne, po to 2 štukos, 3, 4.
Galvoji kada nors, kad realiai tai yra, nu, ne tik tai skaičiai Instagrame, kur atsidarai, pasižiūri, bet tai yra realūs žmonės, kurie seka, domisi, kuo tu gyveni, galbūt jiems įdomu ir ką valgai, jeigu keli, jeigu nekeli, turbūt ir neįdomu. Ką su tais followeriais daryti? Nes man visą laiką atrodo, kad kuo jų daugiau, to tokia atsiranda fake gyvenimas, kad tu jau pradedi galvoti, ko kelt, ką nekelt. Kaip tu su tais 30 000 elgiesi arba, nežinau, atsakomybė, kaip tai galima įvardinti? Aš tiesiog bandau spėliot, koks yra gyvenimas, kai tavo bet kurį postą, žinai, aš, pavyzdžiui, irgi savo Instagramą pasižiūriu, ten kur pati pradžia, bet kokį šūdą keldavai. Koinė suplyšo, pyst įsikeli, žinai, ten, pyst vienas, ten, kas nors palaikina, tas žmogus dažniausiai, kurio tu būni, nes, nu... Taip. Po to jaugi nekeli suplyšusių koinę arba dar kažko. Aš iš viso stengiuosi Instagramą nekelti nesąmonių. Aš tikrai daug... Ir kolabus nusiemi prieš turnyrus? Būna nusiemu jo, ir net pačių organizacijų. Tradiciškai. Tradiciškai prieš kiekvieną turnyrą nusiemi su Stankevičium kolabą. Aštrus šiandien, aštrus. Tai mes to ir susirinko, Raimi. Žinai, kartais man būna, man nebereikia tų soc tinklų. Aš, sakykim taip, aš negavau taip, kaip aš idealizavau viską. Man atrodo, kad jie net maišo. Aš net pažiūrau, aš ten nieko nenoriu įžeisti, pažiūriu kitų sportininkų ar influencerių tuos Instagramus, absurdiškai graudu ir kvaila ten būna žiūrėti, nesąmonės kelia, beleką, kad tik kelt. Tai arba vien tik tai reklamuoja, ką nors. Jo, tai aš nenoriu toksai būti, aš jeigu jau įkeliu, tai stengiuosi kažką, kas man patinka, arba gal kažkas, kas gal naudinga, o ten kelti bilę, kad tik tai būtų matomas ir žiūrėkit, čia mano ten story tas lainas pilnas, tai aš nematau prasmės, kokia iš to nauda, gal anksčiau aš tų followerių norėjau, tikrai buvo momentas, kaip atrodo, kad tai turi būti šiai dienai. Nežinau, aš šį savaitę vieną kartą, jei istoriją įkeliu, tai čia būna gerai. Nu, tipo, aš nematau reikalo kažkam bandyti įtikti, kažkam parodyti tą feikinį gyvenimą, o realybėje pas mane labai jau yra tokia rutiniška salė, sportas, namai, darbas, aš nieko neveikiu, nevalgau aš ten kepsnių po 1000 eurų. Ar dar kažką. Būna tokių, aš atsiprašau, nelabai apsišvietęs. Nežinau, tai visi bando parodyti, kad austrės valgo ten, nors čia, man atrodo, šiais laikais tai austrės yra, nu, tipo visiškas basicas, bet kas savo gali tai leisti, bet kažkaip puikuojasi tokiais dalykais. Ar ten rūbais, mašinom, dar kažkuo tokiais. Nu, aš tai nematau reikalo tokiais dalykais puikuotis, man tai čia yra, nu, tiesiog visi gali turėti viską. Nu, bet dar tokie laikai. Tai aš ir stengiuosi gal belekoto tokio tai nekelti, nes nematau priežasties ten. Kam rūpi, kad aš, nu, nežinau, ten valgau kažkokiam restorane, niekam nerūpi. Bet jautiesi influenceris, 30 000. Tikrai nesijaučiu. Nu, kažkokią įtaką turi. Man yra dabar dažnai, nu, draugų, artimas ratas užmeta, kodėl aš nieko nedarau, man nepatinka. Aš jaučiuosi truputį toksai, man reikia lipti per save, ten reklamuoti, žiūrėkit, pirkit, aš net pusę tų dalykų nežinau, ar tai yra, nu, geri dalykai ten. Ką paskutinį kartą prašė tavęs pareklamuoti? O, žinau, prašo, tai čia aš gaunu tų pasiūlymų, iš tikrųjų pasiūlymų aš gaunu, jo, bet aš net nenoriu gal sakyti, nes jie stebi, žinai, įsižeis kažkaip, bet aš tų pasiūlymų gaunu, bet aš visus juos atmetu, nu, ten. Aš netgi su rėmimo, sąlygom ne visada sutinku, jeigu ten pusę prašau, kad aš ten kiaurai reklamuočiau į savaitę 2-3 storius, tai buvę, kad su tom įmonėm tiesiog atsisakai bendradarbiauti, nes aš nenoriu, kad ten mano Instagramas būtų apie tai, aš esu sportininkas, nu ir tas Instagramas yra apie sportą, aš ten nekeliu, nežinau, tokių dalykų, kad ten tūsinu kažkur. Nu, aš tokių pas mane niekad nepamatysi, nes mano profilis yra sportinis, tai aš galbūt taip ir jį laikau, tai tiesiog yra sportinis profilis. Jeigu aš noriu papukštauti su draugais, tai į grupę, į chatą ir įmetu kažkokią nesąmonę ten ir pasijaukim, bet Instagramas yra, nu, visiškai atskira dalis.
Aš ten nei meilių neplėšiu kažkokiu, kad va čia su savo mylai lėkiam žiūrėkit, nes man nemanau. Šiaip tiesą pasakius apie tavo asmeninį gyvenimą niekas nieko nežino, man regis. Nu ir aš čia yra pagrindinis dalykas, aš nesistengiu, kad visi žinotų, nu, nes tai yra, aš matau, kiti taip daro, man tai yra, nu, ir juokingai, ir man netinka. Tik tai vienais metais su viena meilė lėkiam kažkur, žiūrėk, kitais metais jau su kita meilė lėkiam. Va būtent. Tai, po to reikia trintis nuotraukas arba kažką, nežinau. Aš irgi neturiu konkrečių pavyzdžių. Bet čia tu teisingai sakai, nu tai vieni įsikelia ten su tuo, kiti tai ir paskui nedžiūri ir nesupranti, paskui visi pyksta, kodėl apie mane taip galvoja, kad aš ten esu, pavyzdžiui, kaip jie iš moterių pusės, kad aš esu kažkokia pasileidusi. Nu, jeigu tu per metus 2 vyrus pakeiti ir visiems tai parodai, nu, tai normalu, kad žmonės galbūt daro tokią prielaidą ir tu tų žmonių negali kaltyti, nu, tu pati parodai. Ok, galbūt keliaujam į tai, ką kalbėjai po kovos spaudos konferencijoje, kad kitą dieną planavai vykti į Marijampolę arba Gimtuosius Kraštus, ar ne, su diržu, ar buvai nuvykęs? Taip. Kam pirmiausia norėjai parodyti diržą? Ar kam pirmiausiai parodė, nežinau, turbūt gal pradėkim nuo to noro, kam norėjai tai parodyti. Tikslas buvo gal pas senelius ant kapų nuvažiuoti su tuo diržu pirmiausia, bet važiuodamas į tą Marijampolę aš supratau, kad ne taip tą jausmą supratau, ne tokio jausmo aš tikėjausi ir man toksai, kam rūpi? Toks ne tas jausmas, žinai, buvo visiškas ten. Kažkaip nesudirbo ir niekam aš jau ir nerodžiau. Tai rimtai nuvažiavai į Marijampolę, bagažinį nusivežiai diržą ir viskas? Ne, nuvažiavau į Marijampolę. Ten buvau prisikalbėjęs, kad noriu nusifotkyti Basanavičiaus aikštėje su tuo diržu. Tai prie Gulbės. Jo, prie Gulbės. Tai iš manęs išreikalavo, kad aš nusifotkyčiau. Nusifotkinau. Ten visa šeimyna laukė tos nuotraukos, kada aš ją įkelčiau, bet kaip matom, aš jos neįkeliau. Kodėl? Sakau, ne. Raimi, man taip biški depresija skamba. Man atsibodo daug dalykų, man tas, kam rūpi, aš turiu tą diržą, nu man žinau, manau, visi. Žiūrėk, Raimi, davai, čia truputį pristabdysiu aš tave, kam rūpi. Aš galbūt pasakysiu savo požiūrį į sportininkus, į sportinius pasiekimus ir kodėl mes pradėjom galbūt nuo tų tavo 30 000, ar ne, followerių. Iš tų 30 000 turbūt yra, gerai, ten nebandykim apžioti labai daug, koks 1000 žmonių, kuriems tai tikrai rūpi, arba Raimondas Krilavičius yra žmogus, kuris suteikia motyvacijos daryti tai, ką daro. Nežinau, koks nors 12-metis, 13-metis, kuris eina kažkur sportuoja, kažką daro, galbūt žino tavo istoriją, ar ne, kad atėjai praktiškai iš niekur, ar ne, susikūrei savo gyvenimą ir panašiai. Ir tu galbūt tam 1000 iš tų 30 esi pavyzdys, kad ir jisai gali kažko gyvenime pasiekti. Ir jam reikia tos nuotraukos, čempioniško gyvenimo, ar ne, jeigu toksai yra, to čempiono diržo galbūt, netgi akimirkos, kaip tas čempiono diržas atsiguls į lentyną Spartui, ar ne, nu, kitoj salėje. Spartos. Nes kiekvienas sportininkas, kuris kažką daro, būna arenoje, kur maždaug 8000 žiūrovų stebi jo kovą. Tu esi pavyzdys, tai, ką tu šneki dabar, tai, ką mes dabar publikuosim, ar ne, kas dabar yra filmuojama, iš tavęs kažkas kažką pasiims. Galbūt netgi tai, kad Instagramas yra tuštybių mugė, ar ne, bet tai bus Raimondo Krilavičiaus įtaka kažkam. Tau galbūt Raimi ir nereikia. Bet kitiems žmonėms galbūt reikia. Ir jį neveltui tave žmonės seka, ne tam, kad tu bajeriukus tenais mėtytum. Nu, gal šiais laikais ir bajeris eina. Bet aš manau, kad... Aš sutinku, ką tu sakei, ir aš visiškai tam pritariu, bet būna gyvenime etapai, kur tu tiesiog šiuo metu nenori. Nenori ir viskas. Ir man dabar šis etapas yra tas, kurio aš nenoriu. Nenoriu aš ten... aš netgi apie intervą su tavim ilgai galvojau, žinai, bet būna tiesiog nenori šiuo metu. Šiuo metu nenori, žinai, aš tikiu, jeigu tiem žmonėm aš patinku, jie mane palaiko, tai viskas ok ir jie mane supras ir aš visą tai galėsiu perteikti vėliau, nes aš tikrai nesiruošiu baigti karjeros ar dar toliau, aš manau, kad aš dar galiu
suspendėti taip, kaip visada norėjau. Tai viskas yra gerai, bet šiuo momentu aš nenoriu ir priežasties aš pats to nežinau. Dėl depresijos tu užsiminai, nėra pas mane. Ne, aš pajokavau galbūt labiau. Šiaip nėra, aš labai jaučiuosi motyvuotas, bet aš toksai nusiteikęs jaučiuosi, žinai. Labiau gal sakyčiau, ne tai, kad kažkaip atsipalaiduot, aš nusiteikęs jaučiuosi, žinai, ir toks susikaupęs fokus. Tai gal dėl to, žinai, nes nežinau, kaip čia savai vardyti, dažnai aš savo kažkokiais pasirodymais nebūnu labai patenkintas ir viskas, ir tiesiog gal psichologiškai ir fiziškai savęs spaus bandau, žinai, kad visas tas rezultatas išeitų geriau, geresnis, o tie diržai viskas, tai ateis laikas, galbūt, žinai, įsidėsiu aš tą kažkokį postą, ten motyvuos ar ne, žmonės, kuriuos aš motyvuoju, tai ir gali man parašyti, aš visiems normaliem tai atrašau. Ten jeigu parašau kažkokią nesąmonę, tai ką čia muzikuoju? Visiems normaliems atrašai. Ne, jei mes nekalbam, kad Fight Weeką parašo, nes per Fight Weeką aš neatrašinėju, tai va, tai šiaip aš visiems su visais pabendrauju ir ten, jeigu trūksta kažko, baigti iš manęs. Linkžiais galva. Tai jeigu trūksta kažko, tai visada aš atviras. Bet šiuo momentu, žinai, būna, aš tikiu ir visų kitų gyvenime būna, kaip tu nenori savęs ten jūs exposint, žiūrėkit į mane. Šiuo momentu aš nenoriu, nereikia man to dėmesio. Visus labai gerbiu ir dėkingas už tai, kad ten bet kas ir tą laiką paspaudžia ir būna šalia, nes parodo, kad šiek tiek gal kažkam, kaip tu sakai, iš tų 30 tūkstančių rūpi ir tai yra man malonu. Tai va, tai. Bet šiuo momentu aš noriu būti ant šito, kas šį per daiktas, nežinau. Tai va. Nežinau, kaip jis jau. Kubas. Ok, dėl ko aš visi juokiuosi, nes aš pirmą kartą gyvenime galvau, kad patekau į Instagramo fightą, tokį cat fightas pas mus ten buvo po to, kai aš pirmiausia turbūt podcast'e pasakiau, ką aš galvoju, ir tu turbūt pamatėjai, ir pas mus po to prasidėjo iš tavo pusės tokia tyla. Žiūrėk, greitai apibėgsiu, aš seku labai mažai žmonių. Reiškia, jeigu aš tave seku, aš tave laikau savo tokiam artimesniam rate, žinai. Nes mes sukamės, bendraujam, susitinku aš su tavim kartais dažniau nei su draugais. Aš savo rate nenoriu matyti spekulacijų, žinai. Tai reiškia, kad mano ratas, aš neseku visokių tų, kur kažkokias nesąmonės kelia. Aš visiškai keliu tuos, kas kelia arba pozityvą, arba, žinai, nekelia nieko. Ten komanda dar, aš neseku žmonių, kurie man neįdomus. Šį kartą aš buvau tas negatyvas. Ir šį kartą tu pataikiai į tą, kur tu spekulacijas meti. Ir man, žinai, man reikėjo, aš ten net followinsiu, žinai, tavęs. Aš galvau, kad atfollowinsiu. Ne. Ir dar užblokuosiu. Ne. Bet šiaip man reikėjo biškį pastumti tave, nes tai yra Fight Weekas, žinai, man nereikia spekulacijų, nes man vis tiek telefonas yra, susisiekimo priemonė, visi rašo per Instagramą arba Messengerį, tai realiai tu užsiblokuoti, labai apsisunkinę savo gyvenimą. Tai mano Instagram'e aš ten pasilikęs tų žmonės, kurie nesąmonių, man neteršia smegenų. Ir viskas, tai ir tu esi tarp tų žmonių artimesnių ir žodžiu, ir tada pametė tų nesąmonių. Ir aš toks eik, žinai, kad nebūtų jų. Ir viskas, tai čia ne dėl to, o čia yra tas, kad aš susikaupęs ir, žinai, nėra ko ten blaškyti, žinai. Nes aš nežiūrau visiškai ten jokių su video dar kažko, tai ten ir automatiškai įsivelė. Tai išėjau ten istorijai, pasižiūrau, žinai, aš net tutmos stengiausi nežiūrėti per Fight Weeką. Išėjau pysti ir ten jau pagauna kažką ir sėdžiu nežiūrėsiu, žinai. Nežiūrėsiu. Ir taip, ką jis ten net sakė. Ir tada... Tam pačioj pabaigoje tik tai yra. Jo. Ir esmė, kad tu, žinai, ir paskui eini, nors to tau nereikia, žinai. Nereikia, kad tau... Gali atvirai pasakyti, tave paveikė tas dalykas, ką aš pasakiau? Ne, nepaveikė, man iš viso. Aš gal priminsiu, žmonės gal nežino, kad aš pasakiau, kad man pasirodė, kad tau dar per anksti ta čempioniška kova, žvelgiant į tavo po sugrįžiminės, po trauminės tas kovas Tauragėj ir po to UTM'ai su Kunicku. Gerai, klydau, dabar aš galiu pasakyti, turbūt klydau, taip. Ir čia pas mane nėra niekada parkės. Man visą laiką, kai aš tos predictions pasidalinu, man
aš užeinu į Rūbinės, aš nebijau susitikti žmonių, pažiūrėti jiems į akis ir pasakyti, kad aš taip suklydau, tu buvai, ta prasme, geresnis, mano klaida. Taip, aš to viskas gerai. Nesiparinu. Bet visa ta situacija čia aš nepykstu, žinai, visiškai nepykstu ir tikrai neįsižeidinėjau. Kaip tu sakai, aš galiu eiti, aš irgi ką pasakau, aš atsakau už tų savo žodžius, aš einu ir kalbuosiu su žmogum. Bet tiesiog tas momentas, žinai, man nereikėjo tų, žinai, bam, ir man tos, žinai, intrigos dar kažkokios, aš jų stengiuosi nusišalinti ir viskas. Kartais blemba, jos mane dasivėja arba aš jas pats netyčia sukuriu, žinai, ir aš toksai galvoju, kaip, žinai, aš to nenorėjau, bet tiesiog taip gaunasi, tai aš tada čia, žinai, neišpykčiau, viskas, matai, paskui per turnyrą susitikom, bet tais momentais, žinai, aš tiesiog nenoriu visko ir aš būna daug žmonių atseku, žinai, kur šūdą metą, žinai, tai man ten nereikia, šiaip gyvenime įtampos pilna, žinai, yra ten žiūrėti kažkokius negatyvus, aš jau šiandien važiuodamas iš tikrųjų sumaščiau, kad turbūt trinsiu tą TikToką, nes ten iš vis kažkokios nesąmonės, žinai, toksai bomžų sueitinė pasidarius. Ok, aš kadangi per senas, aš TikToką tik tai žiūriu, kažką ir įkeliu tuos pačius šortus kartais, tai... Bet aš dar gal netrinsiu. Dar pasilaikysiu šiek tiek. Mane tai ten toksai, žinai, šūdų malūnas, patapęs viens ant kito, iš vis pastebėjęs, kad lietuviai. Pasinaudosiu progą. Varyk. Pasinaudosiu progą. Buvo mums, žinai, svėrimai Kaune, Akropolį. Aš toks apstulpęs buvau, visi kovotojai buvo tokie apstulpę dėl lietuvių. Atvažiavęs ten tas iš Izraelio vyrukas. Neatsimenu vardo dabar šio, kovoja, atėjo 15 tų iš izraeliečių, 10, leidžiasi ten Mindaugas Narauskas, sušunka Kaunas, visi tyli tokie abejingi, negatyvų, žinai, žiūri šnairai, leidžiasi ten tas iš Izraelio, tų 10 žydelių, jie ten atrodo stogą nuneš, tokį ir mūsų ta lietuviai aš kuo daugiau tokį negatyvus pasidarė. Paskui Danila Kaunietis irgi ten, Kaunas pasikūrė, visi tokį žiūri kaip idiotą, žinai. Tai dėl tų visų ir aš kartais atsišalint noriu, nes, tai atrodo tokio vieningumo pas mus nėra. Tai aš tada dėl to izraeliečio aš buvau, visi mes stovim ir tiesiog ten visi draugiškai bendravom, bet visi mes buvom tokiam kultūriniam šoke, kad 10 izraeliečių, o ten kaip lietuvių stovi 100, ta prasme, mums net taip, žinai, gėda pasidaro. Jūs paplot negali, tiesiog tai yra renginys, eventas, visi susirinkom gerą emociją, pasirinkti leidžiasi jūsų kaunietis, Kaune, sako Kaunas ir visi vien žmogus. Ta prasme, ten tai žinok, visiems mums perėjau ir toksai daug kas susimąstė, kaip čia taip yra. Bet tai jautėsi ir arenoje. Ir arenoje mirė. Tas Gordonas kovojo ir kas dėjosi. Po to greičiausiai net spaudos konferencija, kai vyko, aš mačiau, kaip ta minėtų turbūt 10 ar 15 žmonių tiesiog įsiveržė į spaudos konferenciją. Palaikyti, paklausyti, ką jų kovotojas, ką jų, ta prasme, tautietis šneka. Taip, o tai tas pats ir buvo, kaip ir kovotojai išeidinėja ir emocijos. Numirė ir vieni į komentarus kažkas rašo, vien kaip kažkas blogai dar kažkas. Ir man tas negatyvas, tai jau toksai, žinai, tai jau atgrasus aš jau nenoriu nei girdėti, nei matyti, nei dar. Ir visi taip pasitabė, aš nežinau, kas čia mums atsitinka. Ar mes visada tokį buvome ir aš niekad nemačiau, bet, ta prasme, viskas per neigiamą prizmę tokią lenda. Tai aš esu labai, man Izraelio ten ta 20-30 žmonių rinktinė įspūdį padarė. Dar mes ir kalbėjom su Vitu, atsimenu apie tai ten tie izraeliečiai net nesupranta. Jie, ta prasme, kaip jūs galite viens kito nepalaikyti, čia yra kosmosas. Tu ateini į renginį, taigi gerų emocijų. Ten nežinau, gal kažkas ten kitom, bet dauguma aš kaip įsivaizduoju kažkokią gerą emociją įsineš ir ten palaikyti savo ten tų kovotojų, nes ten normalaus palaikymo, aišku, aš nebuvau toje arenoje, bet kiek ten girdėjau, tai nieks negavo, nes net paplot sunku, ar jie ten pasigeria, aš neįsivaizduoju kitų turų. Bet žodžiu, šitas tai epizodas labai buvo visiems įstrigęs, kaip 10 žmonių, 15 atėjo į Akropolį, didesnė emocija suteikia nei ten. Ir tie izraeliečiai, sakau, buvo nustebę. O gal mes lietuviai tiesiog nemokam džiaugtis už kitą palaikyti? Tai mes, kad nemokam, tai visiškai. Ne tai, kad palaikyti, bet galbūt šiaip mes, aišku, turim daug visokiausių mitų apie
kokie uždari lietuviai yra, kaip nemoka savo emocijų rodyti, na, galbūt nebent šeimos giminės balį kokiam nors. Bet man kartais atrodo apie tai, ką tu šneki, kad pas mus, dabar irgi pasakysiu, už ką turbūt gausiu labai daug velnių, mes atrodo tarsi, jo, varom palaikyti, tarkim, Krilavičių, ten Maslabojevą, dar kažką. Tu ateini palaikyti, tu sėdi ten arenai, bet tu bijai jį palaikyti, nes tu biškai pavydį. O tam kitam lietuviui, nors atrodo tavo keliai nei prasilinkia, nei tu kada nors pats kovoji, žinai. Aš suprantu, žinai, kai ten būtume ten, nežinau, kažkoks savo raivalas, kur šalia visą laiką buvo, viską tą patį darėt, visur taip pat rekordai vienodi, ten tas, ir vienam tiesiog kažkodėl nepasisekė, tai va tada pavydėt. Bet čia toks atrodo, kad žmonės net arenui tie sumokėjo už bilietus, jie bijo palaikyti, nes jie šiek tiek pavydė tos šviesos ir šlovės. Aš šito žodžio, žinai, visada bijau, nes nežinau, ar čia pavydė, nes mano galva nėra ko pavydėti, žinai. Aš net nesu tie muzikos kažkokius fanas, bet išeidinėję atlikėjas koncertai aš tikrai paploju, nustipriai, nes, ta prasme, žmogus ateina save parodyti, atlikti kažką, o čia, aš nežinau, ar tinkamas tas žodis pavydas, bet aš su tavim labai sutinku, nes aš nematau priežasčių, kodėl jie kartais tokį, žinai, arba tuos komentarus įsijungi ten. Atrodo, aišku, aš kaip sakau, normalų žmonės nesąmonių nerašo ir jeigu aš kažkada parašysiu nesąmonę, tai jau žinau, kad jau mano leidžiuosi žemynės smegenėlės tikrai gavo tam tikrą šoką, nes normalų žmonės tie negatyvo nepila, nes jie patys turbūt tie tokie, kur sveiką gyvenimą gyvena, jie pozityviau į viską žiūri. Tai va, tai sakau, bet šitas dalykas keistas, bet labai mes šį kartą su kovotojais visais pastebėjom ir tas Gordonas, va, tikrai mums parodė, žinai, Izraelis, 20 žmonių rinktiniai parodė Lietuvai, iš kur kojos dygsta, kaip elementariai tu negali paploti tau, ten, nežinau, rankos nukris ar dar kažkas. Taip, ir Izraelis, ir Turkijos kiek atstovų buvo, ten kažkokios irgi tokios buvo, gal net taip vienoje vietoje susikoncentravę, bet buvo. Ir aš tada prisiminiau, kaip atrodo Glory turnyrai. Taip. Kai ten kovojo Marokas, ten tas pats Ražabzadį išeina ten ir Turkija, ir Azerbaidžanas. Ir ten pasižiūriu, kokios minios tiesiog į tą areną suvažiavę ir kaip jie palaiko ten saviškius, kaip jie repuoja ar dainuoja tą pačią dainą išėjimo, ta prasme, kaip tas kovotojas išeina. Pas mus turbūt nei vėl švieski man vėl su Sergejum kas nors yra dainavęs tarp žiūrovų. Foje galbūt vaikystės slogas sunkiau, ten tekstą reikia žinot, bet Povilaitė atrodo turėtų visi žinot stauktinais visą areną, ar ne? Bet kažkaip niekada to galbūt ir nebuvo. Ir mūsų 2,8 milijonų, ta prasme. Ir mes atrodo nekenčiam viens kito, žinai. Pavydim, nedaug dievė kažkas ten, aš nežinau, kažką geriau turim. Labai šitas. Ir aš manau, šitas visas burbulas, apie ką mes čia apibendrinus kalbėjom, tie mano soctinklai, tie mano džiaugimasis dėl diržo, žinai, dar jis man padarė įtaką, nes aš nebematau, žinai, gal yra tas 1000 žmonių, kuriems tikrai, žinai, motyvuoja juos ir panašiai, bet kartais tu nori pailsėti, nes matai, kad pilnai durnių aplink tave, žinai, tai tu nori kartais pailsėti. Dabar čia buvo man 3 kovos pagrėt kas mėnesį, žinai, tai aš galbūt, žinai, ir pavargau truputį emociškai, nes vis tiek tu esi, kaip ir tau darbo dalis būt socialiniuose tinkluose, tai, žinai, gal biškį ir pavargau. Ir šį kartą, sorry, žinai, nusprendžiau, kad noriu tyliau pabūti, žinai, tai, bet faktas, kad žinai, viską, ką darai, bandysi daryti dar geriau ir tvarkingiau. Kalbėjom apie tas pačias intrigas, bet aš kažkaip galvoju, aišku, mes sukomės apie tą čempionišką tavo diržą, kad turint čempionišką diržą, tų intrigų atsiranda dar daugiau. Aš turiu minėti apie sportinės intrigas, ne apie ten Instagram arba ten kažkokius komentatorius, bet jau iš karto jau tą pačią pirmą dieną, man reikės, atsirado, kad Nikola Cvetkovičius, 75 kg čempionas, norėtų pakilti ir jau ten buvo. Aš tik tai antraštę mačiau, kad mano, kad be vargo įveiktų Krilavičių ir panašiai. Pajauti, kad atsirado tas spaudimas, kad dar daugiau intrigų, kažkas šito diržo nori, kažkas klausia, tai su kuo dabar, kas manai yra vertas ginti. Šitą tai aš paklausiu, kas tavo manimui yra vertas. 7-7 dabar atsistojo dėl to diržo, bet atsirado šitą mėsmalę visą, ar ne? Nekreipiau dėmesio visiškai. Okay. Kad ten galvoji kažkas, kad įveiktų, tai faktas jis turi galvoti. Normalu, jis yra kovotojas, jau tikslas įveikinėti žmonės.
tai viskas gerai, nu. Jis galvoja vienaip, aš faktas galvosiu kitaip. Niekas nuo jo ten nei žada bėgti, nei ką, tai čia viskas yra, nu, man atrodo, norma. O kaip ten kitiems atrodo, visi mes turim savo nuomonę, aš visų nuomonę gerbiu. Jeigu jie galvoja netgi, kad aš esu ten nevykėlis, irgi tą nuomonę tų žmonių gerbiu, nes jie turi savo nuomonę ir turbūt priežastį taip manį turi. Tai aš nežinai, nepakeitinėjau žmonių mąstymo, o stengiuosi, žinai, galvoti apie tai, ką aš galvoju ir kas aplink mane sukasi, o ne kas galvoja, ką galvoja kiti. Tai gerai, 7 kg, kas manai galėtų dabar pasikesinti tavo diržą? Žinok, neįsivaizduoju. Aš irgi uždaviau klausimą ir taip... Nėra, tai Svetkovičius. Bet aš manau, kad jis turi su Raimiu įsiaiškinti, tada jis gali, žinai, imponuoti, nes čia kaip visi su Nauriu kovoju, visi čia sakė, koks tai yra žvėris, tas Svetkovičius, nu kaip su Raimiu kovoju, man ten lygi žvėries toli gražu, nes Raimis, nu, laimėjo visus raundus tuos, žinai, ten tą koją pamušė, nu, protingas, žinai, Svetkovičius, jis turi daug patirties, nu, žinai, ištraukė taip, bet šiaip bendram vaizde, tai man atrodo, Vlasevičiaus pranašumų niekas nebūtų suabejojęs ir aš manau, Utma labai teisingai čia ir nori, kad būtų tas revanšas, nes aš manau, Raimis vertas, jis turi būti 7-5 čempionų Utma, aš nežinau, ar geresnis variantas yra už Raimį, mano nuomonė. Šiais metais UTMI jau vieną kovą paskelbė ir kaip išsireiškė, kad čia dar tik tai pradžia. Kokią dar didelę kovą? Aš tu negaliu spoilinti. Ką tu nori panspoilinti? Tai jau tu klausi, kokia dar didelė kova. Kokia dar bus didelė kova? Bet aš apie tave klausiu. Ai, apie mane. Nu, matai, viskas... Kas reikštų, vat, Raimundas Krilavičius versus kas tai būtų, vat, kur tipo, va, čia big fightas? Nu, blemba, aš buvau taip, žinai, aš norėjau su Narausku sukovoti, aš manau, kad tai būtų buvus nebloga kova ir gan didelė, bet, nu, Mindai ten nesigavo, jį ir sutraumavo, žinai, ir šiaip su Belmeki gerais ten kovojo viskas, bet, žinai, traumos, ir, žinai, viskas pasisuko, va, taip. Nors aš įsivaizdavau, kad mes finale susitinkam, va ten, kad ir rugsėjo mėnesį su Narausku. Bet viskas pasisuko taip, žinai, ir net nežinau. Ką dar nori paspoilinti? Ne, nenoriu. Nenoriu nieko spoilinti. Nieko spoilinti nenoriu. Ne, aš galvoju, kad mes apie vieną dalyką galvojam tą patį, bet čia be kamerų. Gerai, be kamerų, tai kol kas be kamerų. Žinau, kad vis tiek dabar tikslas yra išlikti aktyviam. Ir man regis, ar tik nebus tavo debiutas Vako turnyruose, mes kalbam apie taurės dabar turnyrą? Ne debiutas, aš esu buvęs 3. Tauriai. Vako taurė, tai pasaulyje, tai ne debiutas. Gerai, bet kiek suprantu, jau šį mėnesį. Kovo 10 įskrendu į Italiją į Vako taurę. Bet žiūrėk, Raime, aš taip matau, kad tą MMA tu vis stumi jau... Ne. Man atrodo, kad stumi, nes... Ne, visiškai... Nes jau esi UTMI čempionas ten pagal kickboksą, Vako taurė, po to kas Vako Europos čempionatas šiemet ar nevyksta. Man kažkaip tavo MMA, aš nematau, nu, tu Instagramą nieko nekeli, tai gal ir nematau, bet aš nematau tavo ambicijų MMA. Gerai pasakiau? Taip, gerai. Jo, iš tikrųjų, dabar aš jau planą nusiritęs, nu tos traumos biškį užstabdė, bet šita vasara bus skirta vien imtynėm ir kitą sezoną tikrai turi būti viena kova MMA. Kitą sezoną, o tas, žinai, važiavimas į Vako pasaulį, Europą, tai yra, nu, dėl bendro apšilimo, žinai, tokio ir čia yra mano planas, kodėl ir sakau, kad aš tikrai niekur nedingsiu, nes mano planas važiuoti į tam tikras stovyklas šią vasarą, investuosiu į save ir važiuosim imtyniauti. Kur važiuosi? Ne į Dagistaną. 3 metų.
Jo, tai žodžiu ir biški grįžti prie to, nes jau kaip ir viskas raumenynas apgijęs, aišku, čia naują traumą gavau per tas abidvi kovas prieš Buinicko kovą, tas meniskas man plyšo, tai buvo labai, šitos dvi kovos blemba, kokios buvo sunkios labai, nes po Tauragės per bendrą fizinį pasirengimą meniskas nuplyšo, paskui susirgau, tai šitos dvi kovos buvo man mentaliai labai sudėtingos, bet praėjau dėl MMA. Tai sakau, vasarą visą esu nusprendęs skirti ne poilsiui, o gerom imtynėm. Tai koks tenais tikslas MMA? O grįšim, po grįžimo savo tikslus įsikelsim, dabar žinai. Koks tu atsargus pasidarai? Kalbėdamas. Jo, aš nekeliu savo tų lūkesčių paskui, kurie lenda tau į galvą. Aš viską stengiuosi darytis dabar taip, kaip tave, žinai, paliai srovę plaukti, tai grįšiu į MMA, prasivesiu 1-2 kovas ir paskui jau galėsim pakalbėti apie tai, ką aš galvoju. Sakai, kad kartais tave pasyvėja tam tikri vaiduokliai iš praeities, dažnai pasyvėja KSV debiutas. Svorio kategorija iki 70 tuomet buvo. Nesėkmingai prasivedė. Ta kova nepavyko, tuomet man regis buvai piktas, nežinau, ant savęs, ant dar kažko. Nu, faktas, kad būni piktas, aš viską darau gyvenime, kad viską dedu į sportą, aš nuolat sportuoju. Ta prasme, aš visada formoje. Važiuosiu dabar ilsėtis ir ten važiuosiu aprangą sportuoju, aš visada sportuoju. Tai faktas piktas, kaip tu žinai, tiek daug darbo įdedi ir tas rezultatas tavęs taip netenkina ir dar kažkada net tu buvai, žinai, kažkokio nuotraukoje mane patabė gynės ir parašęs darbininkas. Nu tai blemba, taip ir yra, aš nuolat, žinai, dirbi. Dabar va čia praėjau tos varžybos, vis tiek ten vos ne po 2 trenkės į dieną darau. Nu visada dirbu, to talento pas mane, tos technikos ten kažkokios kosminės, nieko ten nėra, nu tai dirbi iš to darbininkas, nu, rabotega. Tai ir faktas, kad kartais pikta būna, nu, nes viską atrodo atiduori, ką dar geriau gali padaryti. Atrodo kaip ir nieko, bet ne tik fiziniai faktoriai lemia, daug psichologijos prisideda dar ten. Plius ten ir mokiniesi, ir dirbi, į tą Kauną važinėti, viskas nudaužo, žinai, o stengiasi ten viską daryti kuo geriau, kad ir kiti tikrai galėtų imti pavyzdį, žinai, o ne pasportuoji ir nevažiuoti savaitgalį tūsint ten. Viską tvarkingai darai ir, nu, faktas, sakau, tas kaip neateina tas rezultatas, tada kaip tu jo tikiesi, tai būna liūdna. Ir dar pabaigai sugrįžkime į tos laikus, kai turėjai 600 followerių. Sorry, kad aš prie to priskabinu, bet pas mus taip, timelinas gražiai susidėlio pagal tai. Tuomet, kai prisimeni, ką galvoja apie tą kovinį sportą, tik tai atvažiavęs į Vilnių, dabar gali pasakyti, kad viskas klostosi taip, kaip turėtų būti, galbūt išmetam, aišku, tas traumas galbūt ar ne, ko kiekvienam sportininkui palinkėčiau, kad karjeroje nebūtų, žinai, to traumų periodo visiškai, žinai. Taip įsivaizdavai? Dalinai labai daug kas įsipildė yra. Labai daug kas įsipildė, aš norėjau būti Lietuvoje žinomas kovotojas. Žinai, ten lygiuotis, ten, nežinau, žinomumų tokius kaip Egidijus Valavičius, žinai. Aš manau, kad aplenkiau. Kovoti didžiausiuose arenuose padariau, kažkokį ir tą diržą pasėmiau, žinai, tai kaip ir daug kas įsipildė, žinai, tai tikrai negaliu skūstis, aš visada labiausiai dėkingas būnu už tai, kad, nu, turiu sveikatą ir galiu toliau judėti, sportuoti, tai viskas yra gerai, šiaip, nu, būna tų sunkesnių dienų, dar kažkas, bet šiaip tai viskas yra puikiai, nu, galiu būti šitam sportui, dar vienas, nu, džiaugsmingas dalykas, nes ten su Andriumi ir kažkada kalbėjom, kad kiti ten baigė karjerą 25-26. Ne, viskas gerai, va. Kada čia? Kovo 7-30 metų, mano, ir puikiai dar viską galiu. Tiek užtrukai prisimint, kada tavo gimtadienis? Norėjau pasakyti, kad už kelių dienų, ne dar savaitę. Tai va. Bijai to 30? Ne, laukiu. Tai aš manau, vyro pikas prasideda nuo ten 32-33, tai geriausi metai, tai žinai, viskas branda, jėga, viskas ateina. Dabar aš esu nešvakas jaunuolis.
Man tai kiekvieną kartą išgirdus jūsų amžių vis toksai šokas būna, žinai, kiek su jumis metų bendrauja. O Ir jumis? dabar pasakai 30 ir aš toksai, jau 30. Nu, Žinai, aš savo galbūt taip metų neseku, kaip mane nustebina jūsų amžius vis pasikeičiantis ir peržengiantis į veteranus. Nu, iš tų, jau kur tipo vaikinas ar vyras, reikia sakyti ringė, žinai, tada jau pagalvoji. Tai. nu taip, tai žinai, viskas, tai aš tai galvoju, kad viskas yra ten nuo tų 600 followerių iki ten šitų, tai viskas yra puikiai, daug dalykų susidėliojau, daug dalykų pasėmiau iš gyvenimo. Nežinau, net nežinau, galiu būti dėkingas savo ir šitam sportui, kad jame esu ir tiek daug galimybių gavau. O dabar jau gali pasakyti, vat, kadangi jau artėja toks jubiliejus didelis, tai dėl to atostogų išvažiuoji švęsti ne Lietuvoje, kiek suprantu? Ar... Ne, atostogų po sausio, jo, per gimtadienį būsiu ne Lietuvoje, bet atostogas taip nusipirkau po to sausios jūtimiai, nes viskas tiek verda ir aš tiesiog sakau varau, nes, nu, ta prasme, žinai, jaučiu, kad reikia išvaryti ir pabūti be telefonų, be nieko, žinai, be tų darbų, be salių. Tai tiesiog ten po palmėje sportuosiu fainums. Ką norėjau paklausti, ar jau turi atsakymą, ko išmokė gyvenimiško? Ringas ar narvas, nežinau, būtent kovinis sportas. Ką iš ringo gali panaudoti gyvenime? Tai daug ko išmokė, aš kantresnis tampu, mažiau impulsyvus, žinai. Paskui tos tokio ramumo, nesidraskau jau taip, netgi ar gyvenime, ar tam, žinai, ringe, ar ten per tas konferencijas, tengiasi toksai išbūti, būti geru žmogumi ir tiek ten. Ir tiek tai toksai brandesnis. Tai vyriškumo ringas labai išmoko, žinai, jeigu dar tarp tam tinkamų žmonių tu esi, tai iš vis ten pasakė, nes pas mus komandoje tikrai yra protingų vyrų tokių, tai, žinai, su kuo būni toks ir pats tampi. Čia taip vyriškai baigiam labai, taip jau gudriai. Bairio nori dar. Gal kokią bairio? Laimėk raundą, laimėsi kovą. Ja, tai šitas tai jau persiekęs, jau visuomet ties pasakius netgi. Matodamas glorį negalvojau, kad man šito prireiks, bet kažkaip vietoj ir laiku ten buvo. Man dukra atėjo, savaitgalį grįžęs buvo. Einam, taip į mane atsisukau. Laimėk raundą, laimėsi kovą. Toks pasimečiau, žinok, ta prasme. Tai sako, mokyklo visi taip sako. Bet jinai žino, kad tai tėčio, ar ne, frazė turbūt, kuri... Žino. Nu, žinai, Raimi, taip, vat pajokausiu, kad žiūrėk, kad pas tave ant antkapio nebūtų užrašytas šitas citatas. Viskas ir iš tikrųjų viskas faina, nes, nu čia, viskas ir gerai, nu, nėra čia kažkas, nei kažką įžeidė, nei ką. Tai aišku, žmonės ją interpretavo kitaip, bet jie turbūt nesuprato, kad buvo, mažai kas suprato, kad Arnoldo kovoje buvo 1-1. Ir jam reikėjo laimėti raundą, kad laimėtų kovą, tai žinai. Taip, ir būtent žmonės kartais nesupranta, kada šitą reikėtų naudoti, kad būtent prieš trečią raundą, kai yra, nu, lygų. Taip. Nes kažkaip jie mėtosi galbūt per dažnai žmonės. Taip, o čia yra, nu, ta prasme, tai viskas yra logiška, jam tą raundą labai reikia. Bet supranti, greičiausiai ne tu pirmas tai pasakėjai. Ne. Turbūt galbūt ir komentuojant kažkas yra sakė, žinai, kad reikia laimėti raundą ir laimės kovą. Taip. Bet čia taip visiems strigo, galbūt visas tas toksai, nežinau, tiesiog pati situacija iš savęs, tokia buvo Taip. frizinanti visą tą, kaip sakant, Arnoldo kovą. Bet kaip tik norėjau klausti, tau patinka būti tuo, kuris veda kitą kovotoją? Nu, yra skirtingai, aš turiu savo sportininkų, kur mes čia ir į Bušido turnyrą važiavom, tai labai pergyvenu, kaip jie eina, nes, nu, tu supranti, kad čia mūsų kova, tai labai pergyvenu. Su Arnoldu, tai aš nesu jo treneris, jis manęs tiesiog paprašė išvesti ir išvedžiau, tai tada nulis man ir emocijų buvo. Žinai, nu, pažįstamas eina kovoti, vis tiek mes nesportuojam vienam klube, nei ką tokia atitolė. Tai tiesiog, bet kaip eina, va ten ir jaunesnių turiu, plembo. Oi, čia žinai, toksai
tada Andrių pradedu supražinai, nes toks, žinai, labai, man net gal sudėtingiau, nei į savo kovą įti, žinai. Tai labai taip stengiasi, kad jie ir sveiki, ir viskas gerai jiems būtų, žinai, ir kad, mentaliai, psichologiškai būtų, žinai, nenusivylę tos kovos metu ar neišeitų kažkur. Tai labai daug faktorių susideda. Jo, tai. Bet kažkada čia net jau po tų įvykių buvo varžybėlės, tai sakiau, laimėk rauną, laimėsi kovą. Galiu pasakyti netgi datą. Ai, tu buvai. Sausio 24. Taip. Ir Olia buvo tuomet ringo kampe pas tave. Taip, mergaitė. Ir aš tada galvojau, kodėl aš to nefilmavau, kodėl aš šito Raimundo Krilavičiaus neįdėjau, kur ten tiesiog buvo fantastika iš vis, kaip tu ten toj situacijai su mergina, kuri jau norėjo po pirmo raundo, man reikia namo važiuoti. Jo, aš atsimenu, Olė sako, nebenoriu. Nebenoriu, nebegaliu. Bet, žinai, tai, ką aš tada sakiau Oliai, tai mergaitai, nes tu taip su jie negali kalbėti, niekam ten būtų neįdomu, žinai. Ten tiesiog nuėjau gražiai, kad treneris gražiai pakalbėjo ir tiek. O jau pasakyk, kokią nesąmonę lietuviai pasigauna iš Delfi, ten visi portalai. Taip, kaip ir Andriui pasigavo po Tauragės, ar ne, kur tau sakė tada. Tai visi negatyvą. Net mūsų algoritmai mėto, aš matau spaudoje vien negatyvą. Jau nebemeta niekas, kad kažkaip, nežinau, kažką gražaus sukūrė, o vien tas toksai brudas. Tai va, reikėjo nufilmuoti, ar ne? Bet ką ten, dėl poros laikų, ką tenais. Tai jo, ką tie. Tai ką, gero gimtadienio, dabar nieko kito negaliu palinkėti, tik tai gerai ir smagiai sutikti gimtadienį, ten, kur turbūt šiltas spėjo, ar ne? Turėtų būti šiltas, saulė, palmės, kaip sakėjai, pailsėt. Ir grįžtu, sekmadienį, pirmadienį į Italiją, į pasaulio taurę skrendat. Gerai, čia pats kaltas. Ačiū Raimundai. Okay.